labai džiaugiuosi, kad čia, gyvame Alytuje, atsirado vėl šitoje vietoje sakralinis ženklas. Vyresnio amžiaus žmonės prisimena, kad būtent šitoje sankryžoje kažkada stovėjo kryžius. Vieną kryžius čia nestovi, tačiau atsirado prakartėlė, kuri yra kaip kryžius taip pat Dievo meilės ženklas mums visiems. Todėl šitą prakartėlę palaiminsiu. Mes laukiame šventų kalėdų ir vėl mes laukiame stebuklo ir vėl mes susitinkame čia, pirmojo Alytaus aikštėje, čia, kur prasideda mūsų mylimas miestas Alytus. O stebuklas iš tiesų jau vyksta scenoje, nes pasveikinkite Alytaus Piliakalnio progimnazijos antrosios klasės atlikėjus, mažuosius dainininkus. Paplokime jiems. Kviečiame, mielieji, į mūsų nuostabią sceną. O jūs, mielieji, paplojam, 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 paplojam. Linkiu visiems, kad iš tikrųjų, nors dažniausiai linkimos, kad būtų šiltų ir jaukių kalėdų, aš nelinkėsiu šiltų, nes oras 9 laipsnių šilumos ir taip jau per šilta. Linkiu, kad baltų kalėdų. Tada turėsime galimybę keikti ir merą, nes nenuvalyti keliai ir ta pati gražioji naujoji gatvė. O ir rimtai tai visiems gražių, šiltų, sveikų švenčių, kad vaikučiai rastų po kalėdų eglutę dovanų tai, ko norim, o kad mes visi suaugusieji pamatytume tuos žmonės, kurių labai nematėme. Ir simbolinėje dovanėlėje bendruomenės pirmininkai, manau, kad su organizatoriais, ta grupė, turės tikrai galimybę ją suvalgyti. Tai gražių, šiltų ir jokių švenčių visiems. Širdingai dėkojame Jums, gerbiamas merė, audringi plojimai. Ačiū labai. Gerai. Visi sugalvojam norą, kad eglutė įsižiebtų. Taip, kalėdų senelė? Taip, taip. Ir visi skaičiuojame. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,